burtų lazdelę pasimti. Jo, tu šiandien tokia Hermiona. Aš tai grinai Ginger. Paryžiaus ponė esu. Vanės su garbatką. Jos grafienės garbatką, žinai, užsidėjau. Vaikystėje tai turėjau tokį labai panašius marškinukus ir mano teta visada juokdavo, vadindavo grafienę mane. Tai ponė, teta, grafienė, ačiū tau už vaikystės traumą. Ne, šiaip tai, jo, čia yra grafienės marškiniai ir nebebijau nešiuoti labai gražu tokių marškinių ir būti grafienė. Nes tos garbatkos tikrai prideda tokios elegancijos. Čia žinai, kad Paryžiui buvau, tai būtent dėl to ir užsidėjau. Bet apie Paryžių po to. Tai gal pradeda mūsų laidą, pristatys Aistė. Trečia mūsų vizi laida yra apie tarmes, Paryžių, madą ir blakes kainas, ir kitus smagius dalykus, bet ir nesmagius. Turi būti visą balansas. Tai va, pradėsime nuo tarmių. Vėda, pasakyk man, ką nors biržietiškai. Kūtau man pasakyti, kūtūja vienas iš pagrindinių biržietiškų žodžių klausimų, nes kai sustinka biržietis biržietė, visada sako kūtūja ir reikia visą laiką atsakyti nieko. Arba visko. Visko? Visko. Mano dėdė visą laiką sako visko. Kad tu padaug? Kūtūja visko? Bet tas kūtūja yra kaip tu laikaisi. Ir tipo visko jau čia nutiko? Ne, visko gerai, tipo, o nieko, tai nieko nauja. Geras. Tai dėl to ir yra tas kūtūja. Kūtūja. Ir dar toks įdomus dalykas, kad kai domėjomės apie tarmes, kad tiek aš, tiek Aistė mes esam aukštaitės, bet kalbam visiškai skirtingai. Tai aš turiu potarmę, o tu kalbi literatūrinę lietuvių kalbą. Bet argi ir Jonavoje nėra tam tikrų kažkokių tai žodžių, kurie yra skirtingi nuo Vilniaus literatūrinės kalbos? Galbūt ir yra, nes šiaip tai, tarkim, jog ir Jonava, Vilnius, Kaunas vis tiek turi kažkokį tai savo, ten kažkokių tai žodžių. Man net kažkada yra sakę, kad va, čia tai taip jonaviečiai sako, žinai. Bet šiaip tai tokio konkretaus kažkokio tais žodžio, sakinio ar kažkokių tais dalykų, tai aš nežinau, man tai atrodo, kad mes taip, gal ten ir turi kažkokių tai spalvų, bet šiaip tai taip pat labai visi ten aplinkui kalbame ir nėra ten kažkokių tai išskirtinių bruožų kalboje. Tai taip, tai tos tarmės realiai ir yra pagrindinės, yra aukštaičių ir žemaičių ir jos yra skirstomos pagal regionus. O kaip jūs susidarė? Tu kažką skaičiau, jo, kad šiaip tai labai jauki istorija dėl to, kad mūsų šalis tai maža. Ir nepaisant to, jog ir jinai yra maža, joje vis tiek susiformavo pakankamai daug potarmių. O taip atsitiko dėl to, kad žmonės vis tiek anksčiau, senesniais laikais, kai gyveno mažesniais būriais, mažesnėse miestelėse, kaimelėse, jie mažai keliavo iš vienos šalies, iš vieno krašto šalies į kitą. Tai tiesiog ir nesimaišė. Tai jie ir kiekvienas regionas gavo savo tą potarmę, dialektą, ar ne? Ir tai yra išlikę iki šių dienų. Tai labai, bet šiaip labai, buvo labai taip minima gražiai, kad nepaisant to, jog Lietuva tokia maža, ne? Ta prasme, tai fainai, kad mes turim daug tokių skirtingų tarmių ir dialektų. Taip. Tai va. O kaip tu, ar naudoji dabar tą tarmę, ar kalbi biržietiškai namuose? Namuose tai naudoju šią tarmę, tik tais kaip pykstas. Jau laisvai atsipalaidavus. Nes gyvenu su žemaičiu, tai jo, nes tada jau nebepaslėpsi tos tarmės. Jo, nes, žinai, žmogaus tada lenda ta ekspresija. Ir kai nuvažiuoju į Žemaitiją pas uošvius, kadangi jie kalba žemaitiškai, tai aš nežinau, man irgi norisi tada biržietiškai kalbėti, galvoju, jūs kalbas su manim, tai ir aš kalbėsiu biržietiškai. Norisi pademonstruoti, aišku, su mama visada kalbu, su tėvais. Ir jeigu gera nuotaikėlė, tai pakalbu ir šiaip išlenda pas mane. Vis tiek išlenda ta mano biržų kalba ir aš ją didžiuojasi ir gal netgi norėčiau aptarti, kad dauguma žmonių gėdėjasi savo tarmės. Taip. Ir tai yra išlikę iš senų dienų, kai visi galvodavo, kad jeigu tu jau nekalbi literatūrinę kalbą, tai tu esi kaimietis. Kaimietis, iš kur tu čia, ar ten iš ten, ten iš ten. Jo.
Ir man buvo labai įdomu apklausti, aš paklausiau sesę savo ir jinai paklausė savo klasiokių, draugų, kaip jie jaučiasi kalbėdami savo, pavyzdžiui, biržų kalbą. Tai visi beveik atsakė, kad sako, mes didžiuojamės savo tarme ir mes nebeapsimetinėjom. Aišku, dėl tam tikrų komunikacijos, ne, reikšmių, tai jie gramatiškai kalba, jeigu ten mokykloje, aišku, bet jie didžiuojasi savo tarme ir visiškai aš matau didžiulį skirtumą. Kai man buvo 17 metų, 18, taip pat va dabar, kai sesija yra tiek metų, tai yra skirtingos kartos. Tai yra didelis skirtumas. Tai dabar jaunimas yra laisvesnis, ne? Gal nebijo būti unikalus ar kažkokie tais kitokie kabutėse, čia aišku, ir labai smagu, ne, kad naudoja. O tu pati ar buvai susidūrusi su kažkokia tais pašaipa, kažkaip pajuokavimu iš tavo kalbos, ar ne, kad tu... Jo. Tai va, gal aš netgi dabar, kai užaugau, tai viskas gerai, kai tu esi užaugus, bet kai tu esi jaunesnis, tai tu reaguoji, tu labai kažkaip nenori išsiskirti gal. Mes iš vis augom tokioj kartoj, kur negalėjai tu išsiskirti ir būti, jeigu tu, pavyzdžiui, esi meniškas, tai tu esi kitoks. Taip. Ir taip daug labai rėmų buvo. Dauguma ir sako, kad būti kūrybiškam, tai reiškia būti kitokiu, žinai, ir nebijoti išsiskirti iš minios. Tai ta baimė tokia buvo. Bet ypač pagyvenus užsienyje, supratau, kad Dieve mano, kaip yra faina turėti tą potarmę ir kaip yra smagu ją kalbėti ir jie didžiuotis. Tai čia taip lygan, tai gaunasi lyg tavo tiesiog krašto veidas, taip, ne? Tai yra mano krašto veidas ir tai yra mano kraštas, tai yra mano kultūra kraštas. Nes lygiai taip pat aš irgi labai džiaugiuosi, ar ne, kad aš būtent kalbu ta kalba, iš kurios aš esu kilusi, ta prasme, iš tos vietos ir tikrai, tai yra veidas. Taip, nes jonaviečiai kalba būtent taip, ne, biržiečiai kalba būtent taip. Tai... O kokią norėtum kažkokią tai tarmę išmokti? Aš norėčiau, nes labai norėčiau iš tikrųjų, pavyzdžiui, žemaičių kalbą išmokti. Žemaičių kalba, jau mes atskyrėme atskirą kalbą, nes iš tikrųjų man tai jų kalba yra visiškai, ta prasme, jinai visiškai kitokia. Jeigu jau ten grinai žemaitiškai, jie turi tiek daug, ta prasme, visiškai kitokių žodžių. Ir man būtų labai, man įdomu, man atrodo kieta, kad žemaičiai tai jie moka ir žemaitiškai, ir aukštaitiškai, ir vis taip gali kalbėti. Tai aš net Instagram'e seku ten tą vyruką, kur kelia visokius video mokintis žemaitiškai, tai aš vis žiūriu, man labai juokinga ir smagu. Ai, specialiai turi tokį Instagram accountą, kur kelia? Ne, ten jisai kelia apie viską, bet jisai žemaitis ir tiesiog būna kalba, žinai, tai pamokos žemaitiškai antra dalis, žinai, aš tau parodysiu ten labai juokingai, tai kartais pasiklausai, oho, aišku, jisai ten turbūt sudeda tokius jau, žinai, geriausiai jau ten tos visus žodžius, bet tai va, žemaičių man kalba. Bet žemaičiai yra kietis. Jo, kieti. Ir mano draugas pasakojo, kad kai studijavo pirmus du metus universitete, tai tie, kas buvo iš Vilniaus, jie buvo pusiau baltarusai, tai jie galvojo pirmus 2 metus, kad jie Latviai yra. Jie net negalvojo, kad jie yra lietuviai. Nes jie žemaitiškai kalbėjo. Taip. Geras. Nes taip, ta kalba yra visiškai kitokia, jeigu ten tie patys žmonės ten kitą kalbą namuose turi. Jo, man kaip biržietį tai nėra sudėtinga tokia ta kalba. Aišku, jeigu jau mano uošvis kalba, tai jau kartais paprašau išversti. bet vis tiek mes irgi nukirtinėjom galūnės, jie irgi taip pat nukirta galūnės, tačiau jie ištempia žodį kitaip negu mes. Tai tas pats gaunasi tik tiek, kad žodis kitaip pasakytas. Jo, bet būtent jie tai dar, ir dzūkai, ne, jie turi dar atskirų grinai žodžių. Taip, jie turi visiškai savo. Tu prasme grinai, kitą kalbą. Taip. No. O mes gyvenam netoli Latvijos pasienio. Aišku, Žemaitija irgi, pavyzdžiui, Plungė irgi netoli, tam viskas yra. Tai iš to ir yra atėjusi, kad mes irgi nuo Rygos, nuo Jūrmalos, nuo visų, visas kraštas, o ten irgi netoli yra Latvija. O tu latviškai supranti kažkiek trupučiuką? Jo, truputėlį suprantu, nes pas mus irgi biržuose yra naudojamų latviškų žodžių. Nu jo, Latviai sako labdien, lūdzu. Labs. Tai va, tai smagu yra kalbėti. O kaip tu manai, pavyzdžiui, kai dabar jaunimas, ne,
susilaukia vaikų ir augina savo atžalas, ar reikėtų puoselėti tą tarmę, kad jinai neišnyktų? Aš tai manau, kad tai priklauso, kiek tau tai yra svarbu pačiai viduje, ne? Bet žinoma, kad taip. Gal ten ir nėra taip paprasta išmokinti tą vaiką tos tarmės, kai tu gyveni užsienyje ir jam yra dar papildomų kalbų ir kai tu pats tos tarmės galbūt nenaudoji kiekvieną dieną namuose, ar ne? Tai tikrai nėra taip paprasta ir lengva, bet aš tai manau, kad vis tiek turėtų žmonės, pavyzdžiui, aš pati savo vaiką mokinu kalbėti aiškiai lietuviškai ir taisau ir tikrai man norisi tai perduoti, atiduoti, žinai, kad tai aš manau lygiai taip pat tie, kurie turi tarmę, turėtų, ar ne? Norėti, ar ne? Ar tu norėtum perduoti? Aš labai norėčiau, bet aš dabar pradėjau galvoti, kad mano vaikui bus per daug tarmių. Per daug kalbų. Bet žinai, kai mažas vaikas, tai kaip jį ugdysi, taip ir jisai ir išmoks, nes pas vienus senelius kalbės žemaitiškai, pas kitus, žinai, aukštaitiškai. Tai... Labai fainai. Jo. Labai gerai. Vaikai žiūri. Kutuoja tai tikrai žinos. Arba duosi kramį. Arba duosi kramį. Ką tai reiškia? Žemaičiai sako, į kramį yra veidas. Duosi į veidą. Arba eik tu pis, sako. Tai man taip juokingai. Man iš viso lietuviškai keiksmažodžiai, ne? Jie yra labai juokingi. Bet pas juos yra toksai, žinai, toks, čia paprastas žodelis. Tu pis, kaip gerai buvo. Jo. Geras. Tai, o tu žinojai, kad žemaičiai nešvenčia mindauginių? Aš dabar mane senai sužinojau. O kodėl? Nes Mindaugas pardavė Žemaitiją už karūną. Tas Mindaugas. Jo. Rimtai tai buvo, Taip. ne? Tai dėl to tikri žemaičiai nešvenčia mindauginių. Ne, bet nešvęs, o ne ir užsispyri. Taip, o tu, pavyzdžiui, perėmi greitai tarmes, ar ne? Tai va, jau pradėjau. Nes aš labai pastebiu, kai tu pakalbi su savo šiaulietę draugė, tu jau gali pasakyti, kad aistė jau šiauliuose. Ir nežinau, kodėl. Nes ar tau tai būna? Ne. Nes aš tai labai greit galiu ir man net seserė sakė, aš girdžiu, kad tu buvai su tuo drauge ar su ta drauge. Todėl gal, kad tavo yra literatūrinė kalba. Ir kažkaip susirėjau. O gal tu šiaip gabi kalbom? Manau, kad ne, bet gal ir jo. Tai va, o dzūkai tai iš visgi. Jie turi tą tokią fainą, kaip ten sako, jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Tai pažįstu nedaug dzūkų, bet ką pažįstu, visi sako, irgi turi tokį pasakymą, kad dzūkai skūpus. Tai galėčiau paneigti. Aš tai irgi. Tai tikrai tokie labai draugiški. Tokie dosnų žmonės, kaip tik, gal, žinai. Ir tų grybų irgi turi, bet tikriausiai dėl to, kad miškingos vietos. Daug miškų. Kokia graži ta mūsų Lietuva ir kaip aš dar daug miestelių nesu buvus. Aš irgi. Aš tikrai, pavyzdžiui, ten Dzūkijos neišmanau. Aš, pavyzdžiui, tokia kaip Kretinga, aš nesu buvus. Arba Telšiuose. O tai važiuodama į Palangą nepravažiuoji Kretingos? Grinai pačią miestelę, tai ne. Telšiai, pavyzdžiui. Tauragė, Jurbarkas. Rokiškis. Rokiškis, jo, tai pas mus netoli, Rokiškis prie pat. Tai jo, ten mano kraštai, tu dabar nesenai tikrai aplanki mano kraštą. Tai pirmą kartą buvau Biržuos, pernai. Tai net kažkaip dabar pasijutau nepatogiai, kiek daug ar niekur nebuvau. Tokia, iš tikrųjų, tai žinoma, Lietuva yra ką pamatyti, yra kur nukeliauti, bet kad taip nebūtų niekur. Šiaip tai mūsų Biržai garsėja kaip alaus kraštas. Dauguma žino ir seniau, bent jau būdavo netgi rengiama tokia kaip alaus šventė. Po to jie uždraudė, nes labai žmonės pradėjo gerti. Bet man iš vaikystės yra įstrigus tai kaip pati geriausia šventė pasaulyje, nes atvažiuodavo labai daug visokiausių grupių. Ta šventė tęsdavos 3 dienas. Alaus. Taip. Bet po to žmonės uždraudė tą šventę. Jo. Dar Biržai garsėja tuo pačiu ilgiausiu lieptu. Ėjau. Jo, ėjai. Taip, pėsčiųjų. Turim Tiškevičių dvarą. Astravo rūmus, Tiškevičiai ten gyvena. Ten, kur buvau, ar ne? Jo. Buvau. Taip. Biržus buvau. Ir aš atsimenu, su savo vyru mes ginčiojomės. Aš kažkaip galvojau, kad iš Biržų buvo pirma
telefonų linija nutiesta, bet pasirodo iš Oginskių. Ginčijotės, Jo, ar ne? ginčijomės, tas labai... Nes biržiečiai irgi yra užsispyrę ir visi sako, kad kažkas irtas biržų vandenyse. Jo, kad tie žmonės biški tokie kitokie, gerąją prasme, bet irgi užsispyrę. Turi savo nuomonę, tai myliu savo kraštą, nes nedaug žmonių pas mus gyvena, bet labai graži gamta pas mus. Ežerai irgi rankomis yra kastas ir vienas ežeras pas mus. O, Dieve, Čia tasai didelis, kurie... Čia kuriam per tą tiltą jo. Ir gražus tai mūsų biržai. Ir taip, visa kita Lietuva mums yra labai toli. Nuo biržų, nes kur be nuvažiuotum jau gaunasi, žinai, visur po 200 km. Iki Plungelės iš vis man 3 valandas gaunasi. Pina savo kaip toli. Bet tai dar biržai garsėja. Pas jūs yra daug smegduobių. Taip. Tai yra... O kodėl ten tų smegduobių? Nes pas mus yra labai daug gipso. Ir Išplaunamas, ta prasme? jo, ir pats gipsas yra išplaunamas ir yra labai daug vietų, netgi kur, pavyzdžiui, pas mus netgi vienoje vietoje nugriovė 5 aukštą, todėl kad jis nebegalėjo stovėti, nes ten buvo didžiulė smegduobė po juo. Tai viena iš garsiausių biržų smegduobių yra Karvės sala. Yra legenda sukurta, kad ten šitaip baisus dalykas. Šiaip, jo. Bet tu žinai, kuriuose vietose yra tas smegduobės ir niekas ten nestato naujų kažkokių tai pastatų. Nors šiaip tai po visais biržais yra daug tų smegduobių. Taigi ten gali kristi ir krist, ta prasme, visiškai. Taip, tai yra Naradavos sodai. Ten tose sodose irgi atsivėrė nauja smegduobė, bet jos atsiveria, tai jos normalios būna ten po 15 metų. Aš esu mačiusi, ta prasme, per skaičiusi mačiusi. Čia yra unikalumas mūsų krašto. Jisai buvo užmiršus apie smegduobės. Netgi ežerai yra susidaręs, tai yra Kirkilų bokštas, labai gražus toks mėnulio formos. Tam Kirkilų bokšte, kai užlipi Kirkilų bokštų, gali pamatyti tos iš smegduobių susidariusius ežerėlius. Tai... Geras, tokius maželius, kaip ežeras, nedidelis, ne? Jo, tai... Ir šiaip mes, biržiečiai, dažniausiai važiuojam į Rygą arba į Jūrmalą, nes mums yra daug arčiau jūra. Ai, teisingai, jeigu į pajūrį, tai ten gaunasi arčiau, geras. Tai kažkaip man tas ir pajūris toks išlikęs yra labiau iš Latvijos, žinai, pajūrio. A ne? Jo, nes mums labai toli gal. Taip, tikrai toli. Aš tai vis galvodavau, kaip ten tiems žmonėms, kurie gyvena, bet aš kaip buvau jaunesnė, žinai, kurie gyvena toliau Lietuvoje, nuo didesnių miestų, kaip jiems ten turbūt, ar taip jiems ten keista taip gyventi, žinai, bet pasirodo vis tiek, visgi turi, ne, tokių kitokių įpratimų, pavyzdžiui, ne, pajūris, Latvijai. Tai, o kaip būdavo, pavyzdžiui, kai senais laikais, aišku, buvo laikai, kai turgui matavaisi džinsus. Viską, ne tik džinsus. Jo, viską pirkdai turgui. Ant laikraščio atsistojęs šalta. Atsimenu, gyvendavo šalta. Ir dar kitą, ateik pasirodyk labai gerai, apsisuk. Matai, tėti kaip gerai. Jo, tai čia jau būdavo. Bet turgų žmonės gyvendavo, būdavo biznis. Ir iki dabar dar biržų turgas, iškart noris biržietiškai sakyti, gyvuoja. Bet buvo laikai, kai tikrai klestėjo ir labai daug žmonės užsidirba iš to. Todėl, kad pas mus iki dabar nėra kažkokios tai didelės rūbų parduotuvės, tai mes visi važiuojame į Panevėžį. Tai pas mus yra pagrindinis toks kaip jau didelis prekybos centras, tai Panevėžė. Tai mums reikia siekti didesnį miestą, jeigu mes norim. Tai net Jonavai taip pat nėra, paprasme. O kiek Jonavai žmonių gyvena? Aš nebeatsimenu, mes Googlinau, tikrinau, bet neatsimenu, bet... šiaip tai miestas tai nėra mažas, ta prasme, jis pakankamai didelis, turi nemažai mokyklų, darželių ir maksimų normų. Man tai Jonava tokia karių sostinė. Tai nes yra šalia karinis miestelis, ta prasme. Rūkla, ne? Rūkla, taip. Ir taip yra karių kraštas, karininkų. O buvai įsimylėjęs kokį tai kareivį? Aš tai ne. Čia visos jūs ten vienavėtas. Aš tai ne, nes aš trupučiuką per jaunesnės kartos. Nes aš atsimenu, kai buvo ta privaloma kariuomenė ir tikrai būdavo labai daug tų karių, tai tikrai merginos vyresnės trupučiuką mano ten, bet gal ten 6 metais, vyresnės 5, jos visos tikrai turėjo pavaikiną kareivį iš skirtingų Lietuvos miestų. Tarp kitko, netgi mano draugė turėjo iš tikrųjų
taip pat mano bendramžė, bet jie vis tiek trupučiuką kažkaip tie kariai buvo vyresnė negu, sakau, aš biškai kitos kartos, buvau jaunesnė. Tai tikrai, turėti kareivį, tai jau būdavo, šiaip tai įprasta, tie kareiviai žygiuodavo, iš tiesų tu juos matydavai, ta prasme, tai... Gražuoliai, užsispirtavę vyrukai. Man tai patikdavo, kad žygiuodami ten jie ir skanduodavo. O tai žodžius pamirštu, reikia kartuoti lietuvių kalbą. Tai jo, karinis kraštas. O tu niekada nenorėjai pati tapti kare? Ne? Bet man pačiai niekada nebuvo kilęs toks noras, nors tikrai iš aplinkinių labai daug dirba tenai, tikrai nemažai yra pažįstamų, bet kad pačiai man nebuvo, matai, aš labai jaunai išvažiavau, tai man aš gal net nespėjau ten pagalvoti, ko aš ten noriu iš tikrųjų, žinai, bet šiaip, kad tokia jaunystė nora, tai ne. Nes man tai buvo noras, aš norėjau stoti į kariuomenę, bet apsisukė viskas ir viskas pasisuko kita vaga, bet jo, aš norėjau stoti į kariuomenę ir dar galvojau, kad po to grįšiu į Lietuvą, vis tiek stosiu. Ir netgi kai studijavau, buvau jau irgi kažkaip taip susiviliojus vėl, bet supratau, kad, ką aš čia apsimetu, niekur aš čia nestosiu. Jo, bet norėjau vien dėl tokio, žinai, fizinio pasiruošimo, fizinio to krūvio, kurį tu gauni, toks išbandymas, žinai, būtų tau, bet jo. Tai neblogas išbandymas tiek psichologinis, tiek fizinis, ta prasme, tai yra stipru. Nes čia Norvegijoje tai labai daug kas eina. Aš girdėjau, kad yra privaloma kariuomenė, kad kviečia labai, ta prasme, yra tam tikras skaičius, yra, kuriuos tikrai kviečia, nes mano draugės dukros draugė pakvietė ir sako, pergyvena dabar. Aš to nežinau, šiaip mažai žinau apie Norvegijos kariuomenę iš tikrųjų. Tai va, bet šaliai, tu buvai Paryžiui. Jūs buvote Paryžiui. Taip, mes buvome, aš dar šiaip... Kaip tai jūsų kelionė? Šiaip sėdžiu dar tokiam burbule meilės, bandžiu, žinoma, pelėjo veitą. Paryžius yra meilės sostinė. Grįžau įsimylėjus savo vyrą, iš naujo pasipuošus grafienės marškiniais, sėdžiu savo karalienę. Prancūzė. Ir taip, Paryžius tai yra ta vieta, kur visos mano beretės ir visi aksesuarai gauna prasme. Turėjai beretę? Jo, turėjau savo, susidėjau, dar vyras juokiasi, sako, tai susidėjai visą savo kazirką, sakau taip, nes labai nemėgsta visų mano berečių, bet ten aš jaučiausi savo stichijoje, jaučiausi ten, kur ir turiu būti. Ir tikrai sugrįšiu su draugė, šiaip norėčiau kartu nuvažiuoti ir taip, žinai, mergaitiškai praleisti irgi savaitgalį. Su krosanais ir makaronais. Kadangi šiaip Paryžius, kad ir tie visi šopingai, jie irgi gauna visai kitokią reikšmę. Ir labai svarbu, manau, jeigu važiuoji į tokią kaip 3 dienų kelionę, tai susiplanuoti ją taip, kad tu galėtum ir pajausti tą dvasią miesto. Nes, pavyzdžiui, man tai labai yra svarbu pajausti tą vaibą. Ir pas mus ir buvo tikslas toks, nes kadangi dabar laukiuosi, ne jau, ir nežinom, kada dviese vėl turėsim galimybę išvažiuoti, tai ir viskas, ir važiavam. Čia man vyras šiaip staigmeną padarė. Labai faina. Ačiū tau, labai faina buvo, žinai, taip net susigraudinau, labai. Šiaip graudinuosi dėl visko, dėl hormonų. Normalu. Jo, pykstu, graudinuosi ir vėl jokiuosi ir taip ir užbartas. Ką ragavot Paryžiui? Ką mes ragavom, tai ragavom... Varlę. Varlių neragavom. Bet varlių labai norėjau paragauti. Tu neragavai varlių? Taigi tu irgi esi buvus Paryžiui. Ne, neragavau. Paryžiui man neteko paragauti nei varlių, nei sraigių, bet tau teko sraigės paragauti. Jo, bet man aš ragavau tas sraigės ir aš bandau jau antrą kartą ragauti tas sraigės ir kažkaip čia visi, oi, kokios skanios tos sraigės, šlyščios man tos sraigės, galiu pasakyti, ir mes nuvažiavom į tokį tikrai prabangų restoraną, iš kurio atsiveria visas vaizdas ir Eifelio bokštas. Ir labai romantiškai pavakarieniavom. Atnešė tas sraigės ir vėl man iškyla tos sraigės iš vaikystės, kaip mes vaikystėje rinkdavom sraigės, matai. Nešdami tokį punktą, po to jos ten iškeliaudavo į kažkokias kitas šalis, žodžiu, po 3 litus užsidirbdavom, būdavo mūsų biznis vaikystėje. Tai man tos sraigės tokios šiaip mielas, gaila manių ir taip vieną paragavau, po to galvoju, tikrai neberagausiu daugiau. Bet aš midijas, pavyzdžiui, mėgstu. Tai čia, skirtingi dalykai, žinai, bet... Aš tai neragavau, nesu ragavus. O tu norėtum paragauti, ar tau šliukštų būtų? Žinok, aš tai ne gurmanė. Gal ir... Tau bulvės, kefiriukas. Man, įdomu paragauti gal būtų, bet
Aišku, jeigu jau ten vyksti į Paryžių, tai kaip ir tada reikėtų gal pasistengti paragauti, nes vis tiek tai yra jausmas, ne, vis tiek irgi tu ragauji, prasme, jauti, tyrinėjai tą pačią šalį, bet aš pati, Paryžių neragavau tik steiką valgiau, atsimenu. Bet nei varlių, pavyzdžiui, bet varlių tai aš net ir nenorėčiau. Ta prasme. Bet tokie kaip, pavyzdžiui, krosanai, visos tos bagetės, tai yra visiškai paryžietiškas dalykas, nes tikrai prancūzai eina, perka, nėra taip, kad čia, žinai, išpūstas kažkoks burbulas, visi eina tais krosanais, tais ilgais batonais ir mergos irgi prisipirkę, tų batonų eina prie Eifelio fotografuoja. Tai žvengia, sako, žiūrėk, prisipirko batonų. Bet čia kažkoks trendas, nes aš mačiau po to Instagram'e, kad prie Eifelio bokšto tais batonais ten sėdėjom. Tai pagrindinis, žinai. Aš irgi blemba dabar galvoju, dariau Reelsą, tai jaučiu pas mane irgi ten batonas šviečia. Nu tai Paryžiaus statulėlė batonas, reikėjo tau batoną pervežti. Bet skanus tie batonai ir bulkos. Bet šiaip trūkumas man, taip pajutėm visą dvasę, viską, bet kainas tai yra belenkai išpūstas. Jau entis, kai aš buvau prieš beveik 7 metus, tai buvo labai brangu. Iš tikrųjų, buvo tikrai labai brangu, aš irgi buvau labai nustebusi kainom. Aišku, trupučiuką nuošaliau nuo pačio centro, tai trupučiuką pigiau, bet... O kur tu gyvenai centre? Mes gyvenom negrinai prie Eifelio bokšto, bet ten pakankamai centre. Ta prasme, ten netoli nueiti. Aišku, tas centras yra ten jo didelis Paryžiai. Bet jo, centre mes gyvenom ir man, taip, aš atsimenu, perku kavą, kava kainuoja 6 eurus. Bet, kaip sakau, buvo prieš 7 metus. Dabar turbūt tie 6 eurai būtų kaip ir, tai pigiai, žinai. Nors ir šiaip čia visai nepigum. Mes už vienus pusryčius, aš atsimenu, nuėjom, 100 eurų palikom ir dar sako, gal gali man tipsų palikti. Šiaip tai... Brangu. Niekas, žinok, nesigėdė paprašyti tipsų ir ypač mes, aišku, gyvenom prie pat Eifelio bokšto. Nėra ko norėti. Tokioj vietoje 200 metrų nuo Eifelio bokšto, tai tiesiog visi lupo. Įgūdę. Bet aš palikau, galvoju, tu moki pakalbėti. Iš karto, tai tu neš čia, sveikinu. Bet jo, žinai, galvoju. Prašau, skaitai ponė. Jo, tai labai taip, žinai, toks tai gražus, aukštas padavėjas, galvoju. Imk. Už tą ūgį. Tai tas irgi, kad turistų labai daug, labai. Supratau, kad Paryžiuje nenorėčiau gyventi, gal kažkada į kokią verslo kelionę, tai į komandiruotę norėčiau nuvažiuoti, bet ne, Paryžiuje negalėčiau gyventi. Tai yra per daug, per didelis judėjimas. Aš tai nemačiau tų pačių gyvenamų rajonų, miegamų, ta prasme, rajonų. Mes kaip buvome, iš tiesų, mes važiavom ir į krašto miestą pakankamai, mes ten normaliai. Jūs mašiniuką kokį buvote išsinuomavę? Metro. Su metro. Ai, tada žiūrėk, dar pandemijos nebuvo. Blakiu. Su metro važinėjom ir tikrai buvom jau nuo šaly, tai jau ten buvo ramiau. Bet, vat, įdomu, kaip ten dar toliau už miestą, gal ten trupučiukai ramiau, pats centras galbūt, žinai, burzgulys. Aš pačią Prancūziją norėčiau išmaišyti labai. Tai visą Prancūziją keliauti. Bet tai gerai, o tai kaip tos blakės? Tai su tom blakėm tai taip ir yra, dabar pandemija yra paskelbta. Tai man sesė papasako, nes jinai keliavo į Paryžių po to po manęs. Ir jinai sako, tai tu neskaitai apie blakės, aš kur? Įsijungiu norvegiškas žinias, įsijungiu lietuviškas. Žiūriu, iš tikrųjų, blakių pandemija Paryžiui. Eina savo. Tai skambinau į draudimą. Iš karto sakau, aš turiu ten tokį. Bet tai protinga. Jo, nes pakalbėjau su dar viena draugė, sako, tu žinai, sako, kiek tau kainuos išnaikinti blakės, nes blakės yra tokie tie vabaliukai, jie labai užsikrečia. Pavyzdžiui, tėtis pasakojo, irgi su tėčiu kalbėjau, sako, kai tu buvai maža, pas mus visas namas, sako, buvo užsikrėtęs blakėm. Ir labai sunku jas yra išnaikinti, nes jos ne tik eina į lovas, į visus čiužinius, bet ir už paveikslų, pavyzdžiui, jeigu ten mediniai, jie yra gali užsikrėsti jos, pavyzdžiui, taip gali užsikrėsti, kad reikės po to tą epideminį, žinai, kviesti. Ir viską masiškai, visas lovas, įsivaizduok, nusipirkę naują lovą, reikia mesti lauk. Šiaip draugė irgi pasakoja, kad, sako, užsikrėtėm blakėm, kažkaip jau užsikrėtė, išmetėm lovą. Žiūrim, kaimynas persineša tą lovą. Sako, žiūriu po kelių dienų jau, sako, vėl išmesta. Bus imti tau ne tavo daiktus.
Jo, Bet tai eina su tom sau. blakėm, tai paskambinau į draudimą, apsidraudžiau, sako, jo, tavo draudimas draudžia. Ai, tai sakau, gerai. Tai važiavom ir su metro, bet metro tai tokie senoviniai, Jo, jau jo. tokie, žinai, purvini. Ir, tokie. ir žemi man yra Jo. žemesni tokie. Bet Paryžius ir yra ta žavus miestas tuo, kad jisai pulsuoja tiesiog savo tą tokią, žinai, energiją. Šiaip labai daug policijos, bet ir gerai, žinai. Tai turi būti daug žmonių, daug turistų. žmonių, jo. Važiuosime kartu į Paryžių. Jo, būtinai. Kai tai galėsim. Jo. Greitai to tikrai nebus. Jo, po kokių metų. Nieko svarbu tikėti ir laukti. Jo. Tai Pakalbam dar gal su- apie Podžio braškę. jo, Podžio braškė įvykdyta. Mano. Kaip tas papasakok savo įspūdžius? Irgi daug turi turbūt įspūdžių, ne? Jo, su to Podžio braškė, tai visų pirma, tai užsisakiau siūlus. Užsisakiau netgi brėžinį, nes galvoju iš pradžių, kad tokį šliaužtinuką savo vaikui numegsiu. Ir atsiunčia man tą brėžinį ir aš nieko nesuprantu. Absoliučiai, man ten aukštoji matematika. Ten, matomai, reikia būti mezgėjų, jog Jo. žinoti jau jų tą visą žymėjimą, ne? Taip, ir skambinau tetai, sakau, padėk man, jis labai gražiai mezga. Sakau, tu supranti, jo, suprantu, bet sako, tau bus per sunku, net pradėk. Nu, nes tu Tai- senai mezgusi, ne? Ar esi prieš tai? Tai ten per technologijas, kai reikėdavo, žinai, priverždavo mus mėgsti. Tai, nu, tai kažkaip galvoju, vis tiek reikia tą Podžio braškę įvykdyti ir užėjo toks, žinai, azartas, kad noriu mėgsti. Nepikai, jog aš tau tokia užduotį sugalvoju. Ne, nepikau. Tiesiog galvoju, kaip čia suspėti. Bet žinok, Aiste, aš bijau, kad aš tapsiu mezgėja. Kaip Žinau, faina. kaip yra faina mėgsti, nuramina mintis, nuramina viską, toks, žinai, kaip siemkų gliaudėjimas. Aš iki 2:30 mėgdavau. Tai Rimtai? jo, ir atsiradau YouTube'ai tokią fainą moterytę ir viskas iš YouTube, aš, žinau, galima mėgsti, žinai, nes tų brėžinių tikrai nesuprantu, bet tai kada nors, žinai, numėgsiu. Išsiaiškinu, ne, tai Išsiaiškint reikia skirti reikia. laiko ir išmokti. Jo, ir dar norvegiškai ten atsiuntė, aš Ne, reikia gilintis. Aš suprantu, tu taip po eilę vakarais. Jo. Ne? Nu dar eilę. Jo, ir žinai, tai labai didžiavausi, kai jau pradėjo, žinai, kardiganas, vaikelio, mėgstukas panašėti į Įgaut tikrą formą. daiktą. Galvoju, Jėzau, mano toks mažiukas ir bus. Bet išploviau po to tos siūlus ir ten viskas prasiplėtė. Tai labai fainas yra tas. Man tai mezgimas. labai gražus tavo mėginimas. Turiu dabar siūlų, tai galvoju, pratesiu gal kelnes kokias numėgsiu. Tikrai labai gražus mėgstinukas Ačiū. ir mes jį parodysim po to. Aišku, jis nėra ten tobulas, bet o ką, pirmas blynas, biškit tada turi būti prisvilęs. Gerai, o mano Podžio O braškė. tavo Podžio braškė, aš žinau visų pirma, kad tu pradėjai gerti salierų sultis prie viso savo sporto. Taip, Kaip tau tos salierų sultis? lygiai 2 savaitės. Valais organizmą, ne? Valausi organizmą, geriu salierų sultis ir aišku, čia tu mane su jom užkalbėjai. Bet kaip tau pačiai tas organizmas reaguoja, tau yra kažkoks tai poveikis? Pirmą dieną man skaudėjo galvą. Man lygiai Pačią tas pirmą dieną ir aš galvoju, kas čia yra, taip nebūna, nu, tokio skausmo galvos nebūna, nu, ta prasme, niekada, nu, būna, jeigu skauda kitaip, O žinai. koks tau jisai buvo tau? Kažkoks tai nestiprus, toksai, bet ir neerzinantis, bet tu tiesiog jauti. Ir, nu, aš galvoju, nu, gal čia nuo sulčių, paskaičiau, jo gali būti ir gali būti Šalutinis poveikis. nuo sulčių, bet jau po to 2, 3 dieną tai nebuvo. Man jokių pojūčių, man tiesiog, jas reikia gerti ant tuščio skrandžio. Ir aš kaip nepusryčiauju anksti ryte. Agi, tu rimtai Ir nepusryčiauji. man yra pusryčiai 12-1 valandą ir tai man tiesiog tinka. Tai aš po to pakeičiau salierų sulčių laiką į tiesiog pietus, tai po to laiko man iš to pasidarė tobulai. Aš atsisakiau 2 puodelio kavos, ta prasme, net nesąmoningai, aš to nenorėjau niekada. Tau nuo salierų nesinori Man kavos. tiesiog nebesinorėjo kavos ir aš galvoju, aš negeriau šią 2 puodelio kavos 1 dieną, 2 ir šiaip visą savaitę iki šeštadienio. Aš iš tikrųjų negeriau, nes man nesinorėjo tiesiog. Tai gal kažkaip, nežinau, stimuliuoja jos.
Tai tęsi 30 dienų iššūkį? Tęsiu, gal net ir ilgiau, jeigu sulčiaspaudę. Esu pasiskolinęs sulčiaspaudę šiemet. Reikės įsigyti tau savo. Ne, tai gerai, aš dabar negersiu vis tiek. Ne, tai fain. Ir dar irgi draugui rekomendavau. Tai irgi dabar buvo Black Friday, tai bėgo, nusipirko irgi sulčiaspaudę, žinai, ir irgi spaudžias ir džiaugiasi. Bet sultis yra vienas iš, aš kaip sakau, sultis yra auksas. Taip, ypatingai daržovės sultis. Ir kaip mes užmirštam ir ypač žiemą, juk taip yra paprasta. Išsispausti morko. Nieko neužtrunkia ir mes tai namuose jų geria. Mums tai labai tinka sultis ir ypatingai, bet sakau, daržovė, tai jos yra tikrai maks naudingos, tai gal kažkas irgi. Jeigu turite nors užkeltą aukštai sulčiaspaudę, traukit žemyn. Ypač žiemą, tai tikrai. Ir salierų sultis tokios jos ir gaivės. Ir šiaip Lietuvoje yra tų turgelių, kur galima iš močiučių nusipirkti tų visokių ekologiškų daržovių. Jo, bet čia turbūt labiau vasarą gal, ne? Bet, pavyzdžiui, kad ir tokių morkų, kurios yra ekologiškai užaugintos, nebūtinai, kad yra ekologiškai, vis tiek jau geriau gerti, žinai, morkų stiklinę, negu ten vandens. Nu, vanduo irgi, vandens šiaip reikia gerti. Taip. Bet negu ten kavos ar ten alaus, žinai. Taip, ar ten obuolių pirktinės sultis, tarkim. Tai yra didelis labai skirtumas. Tai va, tai su tom sultim tęsiu. O kaip su sportu tau? Tu girą panaudojai ar ne? Ne, dėja, giros nepanaudojau. Ta prasme, aš bandžiau su juos sportuoti, ten atlikinėjau pratimus, kur ir taip kelti, žinai, tūpti ir pritipimus daryti, bet aš kadangi turiu problemų su keliais, man tikrai... Visų pirma, pradedant turbūt sportuoti su svoriais, aš turėčiau sustiprinti visus aplinkinius raumenis, kad man dar labiau prilaikytų kelienus, nes man skauda. Bet šitą problemą aš jau turiu labai senai ir taip tiesiog yra pas mane. Kelis. Sąnarius. Bet būtent kelio, o kitų sąnarių? Ne, būtinai kelienų, abiejų kelienų. Tai va, tai aš tos giros dėja neprisijaukinau, parašta yra gražinė. Galėsiu vežti namo. Jo, bet aš nusprendžiau tampytis kojas. Bet ir šiaip tu iš savęs labai lankstėsi. Taip, ir man šiaip patikdavo visą laiką, aš jau nuo mažens tampydavau kojas ir pas mus kažkaip buvo gal madinga, taip aš nežinau, tiesiog man patikdavo. Norėčiau ir aš, kad būtų buvus tokia mada. Tai ir aš jau ten tos pratimus žinau nuo pat mažens ir kažkaip galvoju, davai, pamėginsiu, gal ir aš nepadarysiu jos iki galo, ten tos virvutės, bet vis tiek tampytis kojas labai yra, šiaip tai fainai, nes jeigu dar įsijungia kokius pratimus ir viso kūno tempimo pratimus, man tai tie tempimo pratimai, kai aš jau tokia biškis susimedėjus, tai labai gera. Žinai, taip, išsitemti visai, toksai, žinai, irgi tonizuoja, atrodo, tave visą, tai apie žinai. Tempimo pratimus, pavyzdžiui, ypač aš kai pastojau, man jie yra būtini. Kad aš ir nespėjau pasportuoti, ne, ten per visą savaitę pasportuoju 3-4 kartus, bet tempimo pratimus aš privalau padaryti, nes aš pati jaučiu rezultatą, pati jaučiuosi visai kitaip, man kaip ir tu sakai, kavos nebereikia nuo salierų sulčių, tai man kavos nebereikia nuo tempimo pratimų. Geras. Tiesiog, nes aš bent jau ką pajaučiau pastojus, kai jau, žinai, jau 2-3 trimestre, kad mano kūnas labiau suragėja. Tiesiog aš atsikeliu visą tokia, žinai, skaudanti ir darau ten tai normalu, tavo kūnas mountain climbą ir tiesiog atrodo, Dieve, kaip gerai išsitempia. Bet tai pojūčiais aštrėja gal. Jo, ir tie tempimo pratimai tai yra būtini. Taip, tikrai taip. Tai va, tai aš tampausi, bet tai irgi sportas, ar ne? Podžio braškį užskaitai? Taip, labai džiaugiuosi dėl tų salierų, kad irgi pradėjai. Tai kas nesat girdėję apie salierus, tai yra stebuklingas augalas ir pasižiūrėkite, YouTube yra labai daug informacijos. Labai daug informacijos, visom kalbom aš pati kiek googlinau ir tu kiek siunti tikrai yra. Ir einam gal į braškę, ta prasme parodyti, mes turim. Jo, mes susukom tokį mažą video, kaip aš vykdau ir kaip Aistė vykdo Podžio braškę. Tai eime į Podžio braškę ir pasimatysime po jos. Iki. Labas, sveikinuosi iš rankdarbių būrelio pas Jovitą. Vykdau Podžio braškę, kurią man uždavė Aistė, numegzti kažkokį tai daiktą. Tai pasirinkau numegzti savo vaikui kardiganą. Iš pradžių galvojau, megsiu šliaužtinuką, bet pasirodė per sunku, nėra čia ko užsibrėžti per didelių tikslų. YouTube radau labai smagią moterį, kuri
rodo žingsnis po žingsnio, kaip reikia megzti kūdikio megztuką, tai galiu pasakyti, kad visai man neblogai sekasi, tiek numezgiau per vieną vakarą ir šiandien buvau dar įsidėjus mezginį į darbą, tai kol važiavau traukiniu, labai gerai laikas produktyviai praėjo ir šiaip labai patinka mezgimas, todėl kad gali klausytis, pavyzdžiui, kokią tai podcastą ir jau pradedu bijoti, kad ar čia aš netapsiu kokią nors tai mezgėją. Šiaip labai geras dalykas. Labai nuramina mintis, gali savo galvoti, sėdėti ir kažką tai šilto kurti. Tai va, parodysiu, kaip seksis toliau. Dabar važiuojam. Vakar išploviau savo bizų podcastą užduotį. Štai, gavosi rezultatas. Mažytis megztinukas. Pirmas numegztas mano gyvenime. Gavosi labai mielas, aišku, yra klaidelių, bet vešiu su savim į ligoninę, tai bus mano pirmas vaikelio rūbas. Labai džiaugiuosi ir labai faina. Tikrai toliau megsiu. Ačiū Aiste už užduotį. Visi matėme, jog Evitai megzti sekasi puikiai, panašu, jog ir naują hobį greitai turės. Na, o šiandien sportuoju, pas mane kojų ir viso kūno tempimo diena. Giros, dėja, prisijaukinti man nepavyko, yra paruošta grąžinimai, bet aš sugalvojau, kaip senais gerais laikais vėl padaryti virvutę. Tai tampausi kojas, sekasi man visai neblogai, reikėtų gal truputį daugiau skirti tam laiko, galvojau, kad bus trupučiuką lengviau ir greičiau, na bet vis tiek judu į priekį. Tai va, kviečiu šiandien į trumpą savo treniruotės apžvalgą ir pasimatysim podcaste. Jau baigiam ir sušalti. Tiek kalbėjau, kad net užkimau. Aha, tu labai greitai užkimai kažkaip. Bet aš peršalus. Peršalus. Nieko. Išgers arbatėlės, truputėlį atleis. Saliero. Salierai šiaip labai gerai. Jo, kad ir sergi, jie gyvalo organizmą. Kovoja su virusais ir gerkim salierus. Pasidomėkim ir gerkim. Tai ką, gal pristatom savo kitos laidos Podžio braškę. Mūsų 4. laida bus kalėdinė. Labai jauki. Turim jau dekoracijas susipirkę, pasiruošę. Visą planą. Jo, visą planą. Tai turiu tokią idėją. Nežinau, jeigu tau jinai patiks, tai darysim, nepatiks, nedarysim. Kadangi kita laida bus kalėdinė, tai gal apsilankom kalėdinėme miestelėje. Nes dabar kaip tik jau jis yra atidarytas ir mes niekada neturim laiko susitikti drauge ir pabūti be kažkokių darbų, be projektų. Šiaip bus toks smagus mūsų 2 laikas. Tai žinoma, labai gerai sugalvoja Evita ir varom, nes dar ir nebuvom. Šiemet ir bus puikia apžvalga, ar ne, kitam epizodui. Išsivesim jūs kartu. Galėdom užsikrėsti. Ja. Ir turiu dar kažką pasakyti apie tarmes, ar nori kažką pridurti? Apie tarmes tai tiesiog gal, kad jeigu jau turi tarmę, tai jos nereikia gal slėpti, kimstu kaip. Ir jeigu ten jauti kažkokia tais galbūt gėda ar ten kažkas pasijaukė, reikia ir atkirsti ir tiesiog nebijoti ir kalbėti, tas tai yra tavo veidas. Unikalumas, ar ne? Tai yra tavo šaknis. Puoselėkim savo kalbą, puoselėkim savo tarmę, didžiuokimės ją. Mes esam lietuviai, mūsų kalba yra tokia graži. Tokia graži yra mūsų šalis, jinai turi tiek daug potarmių. Ir ugdykim, perduokim savo tarmę savo vaikams, nes tai yra unikalumas, tai yra mūsų kultūra. Tai iki kitų kartų, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim.
kalėdas. Su neužilgo. Iki. Bučiai. Ciao.